Marija, kaip per 24 metus pasikeitė Code Academy karjeros centras? Pirmiausia, karjeros centras tapo žymiai aktyvesnis, išsiplėtė pati komanda tam, kad konsultuotume greičiau, kokybiškiau ir dar galėtumėm organizuoti renginius tiek vidinius mūsų studentam, tiek viešus visuomeniai ir taip šviestume žmonės apie jų karjeras. Su kokiais partneriais ir kiek jų šiuo metu bendradarbiaujate? Turim 80 jau įmonių partnerių ir garsiausi vardai, tai praeitą savaitę mano komanda atvedė Teltoniką į partnerių sąrašą, Adforma, Baltic, Amadeus Hostingeris, Vintedas, Surfsharkas, you name it. Ką gauna atėjęs studentas pasikonsultuoti į Code Academy karjeros centrą? Pirmiausia, labai tokius pagrindinius dalykus, tai susitvarkom CV, LinkedIn profilį, sudėliojom darbo paieškos strategiją ir parašėm darbo pokalbiui, kad žmogus pademonstruotų savo potencialą.